Neuždavinėk man debiliškų klausimų. Nemoki naudotis internetu? Aš tau padėsiu. Tai va, Viską žino ChatGPT. Kieno? Krymas. Krymas tarptautiniu mastu laikomas Ukrainos teritorija. Tačiau nuo 2014 metų Krymą faktiškai kontroliuoja Rusija, kuri jį aneksavo po referendumo, kurio teisėtumo nepripažįsta dauguma pasaulio valstybių. Trumpai tariant, iki 2014 metų Krymas buvo Ukrainos dalis. 2014 metais po politinės krizės Ukrainoje Rusija perėmė Krymo kontrolę. Jungtinės tautos ir dauguma šalių Krymą laiko Ukrainos teritorija. Rusija Krymą laiko savo federacijos dalimi. jokia plyta. O šiaip teritorijos ir valstybės yra visiškas briedas. Visi žmonės turėtų judėti laisvai ir visa žemė priklauso visiems žmonėms. Bet dėja, dauguma iki šiol nesupranta, kad mes esam tik vergai. Jūsų sistemai paklausiu tikrai ne. Ir religija ir tautybė įbrukami mums tik gimus. Mes kaip kokie gyvuliai turim savas teritorijas ir mes turim dar už jas kovoti. Ir taip vyksta, žinok. Nors visa žemė priklauso visiems žmonėms. Tik vergai ir gyvuliai gali taip elgtis, nes realiai civilizuotas ir mąstantis žmogus tą supranta. Taip nėra. Nu gerai, Petrai, sutinku, ne visi supranta. Aš nesikėjau jums papasakos tokį dalyką. Kažkas nepatinka. Nežiūrit. Ir viskas. Čia nereikia aiškyti. Čia mes ne Rusijoje, žinai, kad aiškytume. Tai aš paprasčiausiai tokį pasakysiu dalyką. Mano laivas neįdomus kitiem. Ar jaučiatės blogai žiūrėdami? Ar nenorit klausyti heiteriai? Tokį patarimą duosiu. Pasiblokuokit.